pavyzdžiui, koks didelis prekybos centras paleidžia nuolaidas kiaušiniams, į minusą pardavinėja 9%, bet tikisi, kad vidutinė krepšelio vertė, kiek ateis žmogus apsipirkti, bus gerokai didesnė. Taip, tai absoliučiai taip ir bus. Dėl to, kad vėlgi, žmonės, tu neisi dėl kiaušinių į parduotuvę, įsivaizduok, tarkim, dabar tau reikia, nežinau, gyveni už miesto, tau reikia į parduotuvę. Tai nuvažiuosi į vieną parduotuvę, nusipirksi kiaušinių, tada važiuosi 5 km į kitą nusipirkti pieno ar dar ten kažko, nevažiuosi. Tai yra tiesiog, tai yra labai, taip yra daroma dėl to, kad taip veikia, bet irgi labai priklauso ta tokia nuvertė, žmogus pasiskaičiuoja tą tokį bendrą vertės, tą tokį krepšelį, kad jeigu jis tai žino, kad tarkim aš nuvažiavęs nusipirktų kiaušinių už 3 eurus, už viską, ar ten akciją ten paleido už 50 centų. Visa kita ten toj parduotuvėje yra beprotiškai brangu. Tai tada aš pagalvosiu, ar man verta, nes tada aš žinau, kad aš tik tai kiaušinius pirksiu. Jau pasiryžu tik tai kiaušinius, gal dar kramtoškas man parduos prie kasos kokios nors. Bet aš apsiskaičiuosiu, kad yra, man yra neverta važiuoti 10 km, laikas, benzinas, opportunity cost, taip vadinamas, jeigu važiuoju čia, nevažiuoju kažkur kitur. Tai tada, jisai nevažiuos dėl tų kiaušinių, jis apsiskaičiuoja, kiek tie kiaušiniai bendram tam visam, naratyve. Jeigu ten viskas okei, tai ten parduotuvė viena kita, bet viena šalia kitos, tai jūs ten, kur tie kiaušiniai pigesni. Bet yra mažuma, turbūt, kas apsiskaičiuoja, nes vis dar taigi parduotuvėse populiaru lankstinukus turėti. Panašiai, ta vyresnė auditorija galbūt taikos ir tu žiūri, ten, ketvirtadienį bus kiaušinių, žinai. Bet ar tu pats eini tų kiaušinių pirkti ketvirtadienį? Turbūt neini. Ne, tai sakau, auditorijos turbūt labai skirtingos. Nes gali būti kažkas, kas kiaušinių dabar nevalgys 5 ateinančias dienas, tai ateis užsipirkti. Nes ypač vyresni žmonės, mano ten mačiutė panašiai, aš pastebiu, kad ten primedžioja tų akcijų arba kur net vienų investuotojų tokiam susitikime buvom ir ją mama skambina, sako, jisai atvažiuoja, žinai, sako, prasuk pro tą kitą parduotuvę, nupirksit cukraus, ten akcija yra. Ten jam sukt 5 km. Taip, 5 km. Sako, mama, tai kiek ten ta akcija? Tai nežinau, ten 20-30%, tai kiek ten to cukraus reikia, kiek kainuoja? Tai kilogramų. Taip. 2 eurus skirtumas, bet yra iš tų akcijų dar. Tai čia, žinai, čia labai gražiai įsipina tas ekonominis opportunity cost, tai yra galimybės kainos momentas, ne? Tai tarkim, galbūt žmogui, kuris yra pensijų, kuris, pavadinkim, pačiu gražiausia prasme neturi ką veikti, nes jis tiesiog neturi ką veikti. Ir jis suranda tą akciją ir jis tai galvoja, aš dabar eisiu ir nusipirksiu cukraus, ne? Ir tai yra jo dienos veikla. Žmogui, kuriam reikia paimti vaiką iš darželio, kuriam sukasi 5 verslai, kuriam, nežinau, tenai skambina, rašo e-mailus, tiesiog jo laikas yra per brangus. Ir jisai tiesiog renkasi, vėlgi, kur tą dėmesį skirti, jis neskirs jo tam cukrų 60 centų. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.